Kas yra tamsi jėga? Tai neigiamai pakrautas užtaisas, neigiama griaunanti energija, kuri turi būti materijoje, nes įeina į materijos sudėtį. Ji egzistuoja dėl fizinio irimo ir griovimo, iš kurio vėliau kuriama nauja energija, priemonė bei naujas materializavimas. Apie tai kalbėjo mokslininkas Anatolijus Eugenijus Akimovas, kuris įrodė, kad fiziniam vakuume, kuriame laiko nėra, vyksta momentinis materializavimo procesas. Tai senų substancijų irimas ir tuo pačiu metu naujų substancijų kūrimas fizinėme vakuume, kurios sudaro naują fizinę realybę. Neigiamai pakrautas užtaisas, nors yra neigiamas, tačiau yra pripildytas gyvybę. Jis turi negatyvų pakrautą jėgos lauką, kurį sudaro fizinio vakuumo susukinio lauko neigiama substancija, kuri turi negatyvę jėgos būseną. Ji veikia ir daro įtaką žmonių sąmonei ir protui, psichikai bei jų gyvenimui. Ar žinot, ko bijo esybės arba neigiamą pakrautą būseną ir viso pasaulio valdininkai? Jie bijo jūsų vystymosi, tiesos, bijo, kad jūs viską sužinosite apie juos ir patikėsite tuo, ką sužinosite. Sužinoję galėsite jiems atsispirti jų tamsai, pykčiui, įstatymų nesilaikymui, jų melui, kuris tapo gyvenimo norma. Jie bijo jūsų meilės, savęs vystymo, bijo, kad sužinosite, kaip atverti savyje aukštas būsenas ir galimybės ir sugebėsite atsisakyti jų buvimo jūsų sąmonėje. Atsisakyti jų savo gyvenime, padarant pasirinkimą. Jie žino, kad laisvos valios ir pasirinkimo įstatymas egzistuoja ir jūs turite teisę priimti juos ar atsisakyti jų. Mano mėlieji, todėl jie bijo tiesos, žinių, jūsų jėgos, išminties, bijo jūsų analizuojančio proto, kurio dėka analizuojant galite iškelti klausimą, kasgi vyksta, dabar 21 amžius, kodėl tokie procesai vyksta planetoje. Procesai, kurie yra vienas už kitą blogesni. Kaskart kažką gyvendinant žmonijai, tampa vis sunkiau ir sunkiau išgyventi. Jie bijo jūsų siekio, jūsų valios, jėgos, nes žino, kad esat energijos generatoriais ir galite generuoti aukštą šviesos lauką, kuris stipresnis ir greitesnis už patį šviesos greitį. Tai yra įrodyta mokslu. Laikas neegzistuoja ten, kur veikia susukinis laukas, polarizuodamas fizinį vakuumą bei sudarydamas sukimosi proceso mechanizmą. Ten viskas vyksta vienu metu. Realybė, kuri ten egzistuoja, užbaigta ir tuo pačiu metu iš jos pasireiškia mūsų dabarties realybė. Ten viskas vyksta vienu metu, praeitis, dabartis ir ateitis egzistuoja vienu metu. Ko bijo esybės? Jos bijo šviesos, žinių, gėrio, meilės, klestėjimo, kūrybos, siekio, darbštumo, supratimo bei išsivyščiusios būsenos. Viso to jos bijo, nes tokios vibracijos joms yra svetimos. Tam, kad jų atsisakyti, reikia tapti žmogumi skleidžiančių aukšto dažnio vibracijas.